Sveiki, mano vardas Žilvinas Dutkevičius, džiaugiuosi, kad įsijungėt mano video dienoraštį ir šiandien noriu taip trumpai panagrinėti vieną klausimą, į kurį žmonės ir užduoda ir kartu turi tokį įdomų supratimą arba suvokimą. Tai yra, klausimas yra, ką iš tikrųjų daro arba kokią naudą iš tikrųjų teikia tas kaupiamasis gyvybės draudimas. Ir Lietuva paprastai tai yra maišoma su, kaip taip geriau pasakyti, su mirties draudimu. Ką tai reiškia tas mirties draudimas, kaip supranta Lietuvos gyventojas? Kad jeigu aš mokėsiu 100 ar 200 litų per mėnesį ir jeigu aš numirsiu, gausiu išmoką. Viskas. Tai taip yra suprantamas tas gyvybės draudimas. Ir mano galva tai yra vienas dalykas netinkamas naudojama sąvoka, gyvybės draudimas. Antras dalykas drausti, toks žodis, tas draudimas, jis yra turintis negatyvę tokią prasme. Na, Lietuvoje ypač. Draudžiu kažką daryti. Draudžiu gyventi, draudžiu gal mirti ar dar kažką. Tai aš manau geriausiai tai iliustruoja, kokią naudą turi gyvybės draudimas, keletas pavyzdžių. Tai vienas iš pavyzdžių, kada gyvybės draudimas yra labai naudingas dalykas, kai yra kažkokia tai, sakykim, trauma. Viena mano klientė su motoroleriu važiavo pro praėjimą, pro duris ir nusiskėlė alkūnės galiuką. Na, kaip pavyzdys. Kas įvyko? Aiškia, nuskėlus alkūnės galiuką, rankas sugijo ir nesilankstė iki galo. Tai lenkėsi šiek tiek. Tai jinai gavo išmoką ir gan didelę, kad galėtų pasidaryti operaciją ir sutvarkyti ranką. Kodėl tai buvo labai svarbu? Todėl, kad jinai yra dizainerė ir piešti, nevaldant dalies rankos, dalinis nelankstumas yra labai sudėtinga. Taigi tai įtakojo jos profesinį darbingumą. Santariškės eilė pasidaryti operaciją apie 9 mėnesiai. Privačiai 8-9 tūkstančių litrų padarom iš karto. Tai tokiu atveju tai yra naudinga, nes trauma neleidžia uždirbti pajamų. Kitas variantas, kada kaupiamasis gyvybės draudimas yra labai naudingas ir kita istorija, tai kad viena iš mano klienčių, jai baigėsi sutartis praėjo 10 metų, kaip jinai kaupė savo pinigus. Ir dar neišėjo į pensiją, suėjo 45 metai, atsiėmė 15 tūkstančių litų. Dėjo tik po 100 litų per mėnesį, 10 metų. Ir už tos 15 tūkstančių litų jie su pora, su vyru kartu nusipirko 2 keliones. Ir labai džiaugiasi, sako, žinai Žilvinai, 100 litų per mėnesį man tos 10 metų, aš jų nepajutau. Nes 100 litų tiesiog yra kartą nuėjimas į parduotuvę. Bet gavus išmoką 15 tūkstančių litų, žinai, aš jaučiu, kad kažką taip susikaupiau savo. Pasidarėm 2 gražias keliones ir tokias nuostabias keliones yra į Tailandą ir dabar neatsimenu kitas šalis, kur buvo. Bet iš tikrųjų prabangias geras keliones. Ir tai buvo jų, galim sakyti, gyvenimo didžiausias nuotykis. Tai tokios dvi paprastos žmogiškos istorijos, ką iš tikrųjų daro gyvybės draudimas. Tai yra padeda sunkią akimirką išgyventi lengviau, nes tada finansai, aišku, yra svarbus dalykas ir kartu padeda jums susikurti tokią geresnę ateitį su labai kasdien nejaučiama tokių pinigų atsisakymu. Tai tą norėjau pasakyti šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymų kituose video. Iki.